Labas. Nusprendžiau šį video padaryti kiek kitokį nei įprasta mano kanale ir tiesiog prieš kamerą pasidalinti 2024 metų įspūdžiais ir žinoma planais 2025-iesiams. Tai aišku, pradedam nuo pat pradžių ir tai būtų naujametinis raidas. Techniškai tas raidas buvo 23 metais, gruodžio 31 dieną, bet kadangi video į kanale atsirado jau 24, tai skaitykime, kad tai ir buvo pirmasis pasivažinėjimas kanalo prasme 24 metais. Dėja šiais metais tokios tradicijos išlaikyti nepavyko, nes oras buvo labai nekoks, tai žodžiu neprievartavau savęs. Nepaisant to, šventiniu laikotarpiu visai nemažai važinėjau, tik gaila nefilmavau, tad video jūs nepamatysite. Na, o praeitų metų vasarį pirmą kartą išbandžiau motociklą su šipuotomis padangomis. Visai paliko įspūdį tas važiavimas, tikrai buvo netikėta, kiek daug sukibimo motociklas turi su tomis padangomis. Ir tiesą pasakius, jau dabar ant mano motociklo yra sumontuotos šipuotos padangos, nes visai nesenai snigo ir buvo šalčiai, bet prognozės pasikeitė, vėl viskas lyg tai atšilo, ištirpo ir panašu, kad teks vėl dėti gumas. Tai nežinau. Vienaip ar kitaip, kai važiuosiu jau su šipuotom padangom, vėl, manau, padarysiu video. Nuo kovo mėnesį jau ruošiamės šiltajam sezonui, tai pirmą kartą gyvenime montavau padangą, taip pat pirmą kartą dėjau mūsą į savo motociklą. Wow, galiu pasakyti, daug laiko praėjo ir daug kartų jau dabar tą dariau, esu daug efektyvesnis darant šį procesą, tai jo. Žinot, kas dar padeda? Padeda tai, kad su draugais nusipirkome Rabakondą ir tas įrankis yra wow. Jis taip stipriai palengvina visą darbą, kad, tiesiog sunku papasakot. Tai jeigu jūs dažnai važinėjate su enduro ar crossing motociklu, irgi susimeskite su draugais ir nusipirkite Rabakondą, bus labai paprasta keisti padangas. Jeigu norit geros kainos, tai motoparts.store ir kodas ADR. Balandį jau važiavom X-Trail renginyje, tai tikrai buvo labai smagus renginys, buvo fainai važiuoti tiek pačioj Crazy fermoje, tiek tam ilgesnė maršrutė už jos. Rekomenduoju, jeigu vyks dar šiais metais, tikrai nuvarykite, buvo fainai. Aš dabar net nežinau, kodėl mes patys dažniau nenuvažiuojam į Crazy fermą pasivažinėti. Na, galbūt ten nėra tikrai tiek daug kur važiuoti, jeigu tik joje, bet šiaip joje visai smagu. Taip pat balandžio mėnesį vyko ir enduro kempas. Renginys, kuriame bet kokio lygio motociklininkas gali atvažiuoti ir pagilinti savo žinias važiavime bekelėje. Tai irgi vėl visiems rekomenduoju, tikrai sužinau daug gerų dalykų. Jeigu bus šiais metais, manau, vėl pakartosiu ir dar labiau pagilinsiu žinias ir galbūt savo nekokią techniką pataisysiu. Balandžio gale vyko pirmos oficialios varžybos enduro čempionatas, kuris vyko per Enduro Fiestą ir ten aš dalyvavau nacionaliniai klasiai. Vėlgi labai patiko, turiu pasakyti, man patinka enduro formatas, kur yra pervažiavimai, tada greičio ruožai, turi sekti laiką, nevėluoti, neatvažiuoti per anksti į laiko patikrinimo punktus. Žodžiu, prideda papildomą lygį į visą lenktyniavimo formatą ir aš manau, kad ateityje dar sudalyvausiu enduro čempionatuose. Lygiai po savaitės toje pačioje Rukloje vyko enduro ralis. Ir nors tą renginį filmavau ir jame dalyvavau su draugu Tomu, bet taip ir neprisiruošiau to video sumontuoti. Manau, kad tai galbūt padarysiu prieš ateinantį enduro ralį, bet dar nesu įsitikinęs. Na, o jeigu jūs norėtumėt pamatyti tą video, tai parašykite komentaruose žemiau. Bet tuo pačiu nepamirškite palaikinti ir jeigu nepasubscribinot, pasubscribinti. Man tai tikrai padėtų. Ačiū. Po šių varžybų prasidėjo mano laidos ant 2 ratų filmavimo darbai ir aišku liko labai nedaug laiko kurti turiniui šiam kanalui.
tai jo praktiškai ir nekūriau iki tol, kol neišvažiavau į Rumuniją birželio gale. Tai buvo pirma mano kelionė su motociklais į kalnus, tiksliau keliavom, tai mes ne su motociklais, bet juos ten nusivežėm ir turiu pasakyti, kad man jį paliko didžiulį įspūdį. Kalnai man tikrai labai patiko, išmokau daug naujų dalykų, aišku ir motociklą jam reikėjo pasiruošti, pirkti žymiai minkštesnę padangą, keisti mūsai dar minkštesnį, kas buvo klaida, nes jisai buvo nepakankamai minkštas, bet viskas buvo geros pamokos. Tai, žodžiu, tikrai, jeigu esate hard enduro mėgėjas, rekomenduoju išvažiuoti į kalnus, ypač Rumuniją, ir patirti visą tą malonumą patiem. Grįžus, aišku, vėl manęs laukė darbai, vėl nekūriau jokio turinio, ir tada rugpjūčio mėnesį garsusis Rocket Bikeris. Pagalvojau, kadangi jau buvau kalnuose, jau čia turiu daug įgūdžių, tikrai galėsiu pavaryti Rocket Bikerį. Kaip klydau. Ujujujujujujujui. Gal įgūdžių aš ir turėjau, bet atsipalaidavimą vairuojant motociklą nelabai, ko pasekoje daug įtampos ir labai didelis nuovargis labai greitai. Tai, žodžiu, tikrai vėlgi gavau gerų pamokų tose varžybose, bet pačios varžybos, pati trasa ir formatas man labai patiko, tai tikrai rekomenduoju, jeigu esat hard enduro fanas, važiuokite ten ir patys sudalyvaukite. Ir manau, kad jeigu važiuosit šiais metais ir mane ten greičiausiai sutiksite. Rugsėjį šiek tiek leidau savo pailsėti po visų filmavimų ir tada link jo pabaigos antroji pusėje turėjau kelionę į Estiją su CF Moto, Baltijos kilpa, kaip mes ją pavadinom. Buvo iš tikrųjų labai smagu, bet tuo pačiu buvo daug įtampos, nes sutapo su mano išvažiavimu į Rumuniją. Tiksliau, tik grįžęs iš Estijos, turėjau tik vieną laisvą dieną ir sekančią dieną turėjau išvažiuoti į Rumuniją. Tai ir prieš tą kelionę į Estiją reikėjo daug ruoštis dalykų, motociklui, autobusiukui, žodžiu, daug visko reikėjo padaryti. Tai buvo toks ganėtinai įtemptas laikas, bet buvo verta, nes išvažiavau į Rumuniją netgi 3 savaitėm. Ir tikrai labai gerai praleidau laiką. Pirmą savaitę buvau su ATV turizmo kompanija, 4-ratininkais, tą video jūs matėt, čia pasidalinsiu. Buvo smagu, o paskui važiavau vėl į tą pačią vietą, kurioje buvau pirmą kartą. Ten buvo didelė kompanija lietuvių hard enduristų, su kuriais irgi labai smagiai pasivažinėjom. Ir tai yra paskutiniai 2 video mano kanale, kuriuos irgi galite pasižiūrėti. Tikrai buvo geras laikas. O po to organizavau savo pirmą turą kalnuose kitiem motociklininkam. Tai pakviečiau žmonės prisijungti prie manęs ir pravedžiau juos kalnuose visokiais trailais ir pabandžiau pasidalinti savo patirtim, kurią buvau įgavęs. Tai vėl man labai patiko šitas dalykas. Tikrai buvo faina kompanija ir manau, visiems, kurie buvo pilna įspūdžių gerų. Grįžus iš kalnų, šiek tiek pasivažinėjom Lietuvoje, nelabai daug, ir tada buvo žinoma Mad Madonna. Dar vienos varžybos, nelengvos ir ypač nelengvos dėl to, kad kažkaip buvau pamiršęs, kaip važiuoti per rąstus. Nors, tarkime, žiemą, pavasarį ganėtinai daug ant to treniravausi, bet matyt kažkaip kalnuose šito įgūdžio tiek daug nenaudau ir buvau šiek tiek pamiršęs, trūko pasitikėjimo, tai ganėtinai daug jėgų išeikvodavau ant to. Tai dabar savo treniruotės pataisysiu ir būtinai įtrauksiu daugiau rąstų į juos. Po Mad Madonnos ir to pasirodymo pradėjau daugiau treniruotis. Stengiuosi kartais važiuoti netgi 2 kartus per savaitę. Vieną kartą savaitgalį su draugais, o kitą kartą bandau vidury savaitės ištrūkti bent porai valandų, pravažiuoti ir pagerinti tam tikrus įgūdžius.
Na, o dabar, kadangi jau apžvelgiam visus 24 metus, galime pašnekėti apie planus 25 metam. Tai kokie mano planai? Pirmas didžiausias planas yra turbūt tai, kad noriu sudalyvauti visose Latvijos hard enduro čempionato varžybose. Kodėl būtent ten? Kažkaip Latvijai gerai varo šitoj srityje, turi tikrai gerų trasų ir gerai organizuoja varžybas. Tai manau, bandysiu tikrai jose visose sudalyvauti. 4 ar 5 etapai, tiksliai neatsimenu, bet bandysiu sudalyvauti visuose. Taip pat mačiau, jau lyg tai paskelbė ir Lietuvos hard enduro čempionato kalendorių, kuris irgi visai atrodo neblogai, tai jei pavyks, irgi bandysiu sudalyvauti. Be šių varžybų norėčiau sudalyvauti ir enduro ralyje, kuris man pernai patiko, ir žinoma galbūt keliose enduro čempionato etapuose, nes kaip jau minėjau, tas formatas man patinka. Taip pat norėčiau bent 2-3 kartus išvykti kažkur į užsienį pasitreniruoti kalnuose, galbūt tą suderinti su vėlgi organizavimo turo kartu su kitais raideriais, tai pasižiūrėsime. Bet jo, šitą tai tikrai norėčiau padaryti. Kas liečia patį turinį kanalui, tai jeigu žiūrėjot paskutinį mano video, turbūt žinote, kad ruošiuosi turinį pradėti daryti angliškai. Tai neįsigaskite, jeigu angliškai nesuprantat, aš visada pasistengsiu padaryti ir subtitrus, kad juos galėtumėt įsijungti ir paskaityti, jeigu kažkas neaišku. Be to, kažkada anksčiau dariau apklausą, ką jūs norėtumėte kanale matyti, tai tą apklausą aš peržiūrėjau ir atsižvelgiau. Tad vienas iš planų yra žinoma Gasgaso apžvalga po 130 plus valandų, nes jau dabar yra 130, tai nežinau dar kiek pravažiuosiu iki tol, kol nufilmuosiu apžvalgą, bet turbūt jau tą darysiu visai greitai. Taip pat galvoju, kad reiktų padaryti padangų testų, padangų apžvalgų, nes jaučiu, kad šiek tiek šito dalyko trūksta, o jeigu jie yra, jie padaryti nebūna visai taip, kaip aš įsivaizduočiau, kad turėtų būti daromi. Tai va, taip gal pabandysiu padaryti ir padangų testų ir su jumis dalinsiuosi rezultatais. Taip pat tikiuosi padarysiu kažkokių video su patarimais, ką mokintis, kaip mokintis iš pradedančio perspektyvos, nes per viską pats ir einu. Jaučiu, kaip tobulėjau, jaučiu, ką darydavau negerai, jaučiu, ką pataisiau ir kas man padėjo kažką geriau įveikti kliūtis ar geriau važiuoti kalnus ir panašiai. Tai žodžiu, bandysiu su jumis pasidalinti tą savo patirtim. Taip pat pridėsiu video iš garažo, pasidalinsiu, kas jame vyksta, žinoma visokie remontai, nes su 130 motovalandų motociklo jų visai jau laukia manęs. Tai žodžiu, bus šitoje srityje irgi nemažai turinio. Nu ir žinoma, nieks nepasikeis, iš kelionių ir iš varžybų tikrai dėsiu turinį. Galbūt net pavyks sudalyvauti užsienį kokiose varžybose, neskaitant Latvijos. Šiaip labai norėčiau, netgi gal kada nors ateityje norėčiau vos nedaryti video vien iš skirtingų varžybų užsienyje ir rinkti geriausias iš jų. Gal kada nors ir iki kokių Romėnijaks nuvažiuosim, kas čia žino. Taip, kadangi jau paskelbiau, kad sukūriau Patreono puslapį šiam kanalui, pasidalinsiu nuorodą aprašyme. Kadangi darysiu kanalą angliškai, tai greičiausiai kanalo pavadinimą irgi reikės pakeisti ir jau turiu minčių netgi kanalo merčui. Bet tai nebus visai merčas susijęs būtinai su kanalu, o labiau su aistra hard enduro ir tiesiog enduro motociklam. Tai laukite, bus tikrai įdomių dalykų. Kuo tai susijęs su Patreonu? Sugalvojau, jog vienam iš 21-ųjų mano kanalo rėmėjų padovanosiu kanalo maikutę. Tai, žodžiu, jeigu norit, prisijunkit. Jeigu kažką praleidau dėl turinio, kur jūs man kažką siuntėte ir patarėte padaryti, jeigu turite minčių, ką dar galėčiau padaryti, parašykite komentaruose žemiau. Taip pat užduokite klausimus, nežinau, pasistengsiu atsakyti, visada atsakau. Ir ką, pasimatysime sekančiam video. Gerų raidų. Iki.